Gerą dieną, kviečiu žiūrėti svarbiausių krepšinio aktualijų apžvalgą. Lietuvos krepšinio lygoje birželio 3 vakarą paaiškėjo pirmasis didžiojo finalo dalyvis, kuriuo tapo Kauno Žalgirio klubas. 86-78 trečią kartą įveikęs Jonavos IBET krepšininkus. Šį kartą kauniečiai lengvo pasivaikščiojimo negavo, tačiau vis tiek sugebėjo dar kartą nugalėti savo oponentus. Ir kauniečiai pratęsė pergalių seriją BetSafe LKL iki 35 iš eilės. Nugalėtojų gretose Ignas Brazdeikis pelnė 15 taškų ir pataikė 3 tritaškius iš 3. Deividas Irvyčio kraityje 13 taškų, Laurino Briučio sąskaitoje 10. Svečių neišgelbėjo 16 taškų pelnęs Brendas Childressas, o po 12 pridėjo Oskaras Plikis ir Bogdanas Blizniukas. Išgyvenę Vilniaus Ryto krepšininkai trečiajame pusfinalio su Panevėžio Savitbet Lietkabelio susitikime varžovus įveikė tik 1 tašku – 87-86. Po 3 kėlinių Lietkabelis pirmavo rekordinę 4 taškų persvarą. Tačiau Rytas ketvirtąjį kėlinį pradėjo sėkmingiau ir vėl įsiveržė į priekį. Rungtynių pabaigoje buvo tikras nervų karas, o jį sėkmingiau pabaigę sostinės krepšininkai dar kartą įsiveržė į priekį šioje serijoje. Dar kartą pagirtinai kovojusio Lietkabelio neišgelbėjo Aleksandras Kopleras, kuris pelnė 22 taškus ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus. Mantas Ruštavičius vėl sužaidė puikias rungtynes ir pelnė 21 tašką ir atkovojo 8 kamuolius. Na, o nugalėtojams 17 taškų pelnė RJ Kaulas, 14 pridėjo Gytis Radzevičius, 12 Dževjonas Greipsas. Ketvirtajame pusfinalio mače charakterį pademonstravęs Savitbet Lietkabelis iškovojo pergalę ir išplėšė lemiamą mačą. Rezultatu 87-76. Lietkabelio gretose rezultatyviausiai žaidė Džordžio Gagičius ir Aleksandras Kopleras. Abu pelnė po 16 taškų, 15 pridėjo Mantas Ruštavičius, 12 Dovis Pičkauskis, tiek pat ir Džiugas Slavicko kraityje. Svečių rezultatyviausi žaidėjai. RJ Kaulas pelnė 12, Artūras Gudaitis 10 taškų. Po 2 kėlinių Lietkabelis pirmavo 5 taškų skirtumu, po 3 kėlinių šeimininkai pirmavo jau 2 ženklių pranašumu. Galiausiai Čianako auklėtiniai lemiamą persvarą išlaikė iki pat rungtynių pabaigos. Tačioje serijoje prireikė lemiamos 5-osios akistatos, kuri buvo žaidžiama birželio 8 dieną. Dabar keliamės būtent į tas minėtas rungtynes. Namų sienos lemiamose rungtynėse padėjo Vilniaus Ryto klubui, kuris lemiamą pusfinalio dvikovą turėjo 2 metus iš eilės. Lietkabelis buvo įveiktas triuškinančiu rezultatu 94-70. Praėjusiais metais Ryto krepšininkai lemiamose 5 rungtynėse buvo įveikę Bumsvensbet krepšininkus. Vėliau Vilniaus ekipa nužygiavo ir iki čempionų titulo. Lemiamas rungtynes geriau pradėjo Panevėžio krepšininkai. Manto Ruštavičiaus ir Džordžio Gagičiaus metimai leido svečiams įgyti nedidelį pranašumą. Vis dėlto Rytas pirmo kėlinio pabaigą sužaidė geriau ir pradėjo įgyti pranašumą. Negana to, skirtumas po 2 kėlinių jau pasiekė 18 taškų atžymą. Ir nors Lietkabelis po pertraukos dar bandė kovoti, tačiau Ryto komanda varžovams sensacijos sukurti neleido. Didžiajame finale Giedriaus Žibėno auklėtiniai bandys dar kartą nugalėti Kauno Žalgirio krepšininkus, o ši serija startuos birželio 12-ąją. Dieną anksčiau prasidės mažojo finalo kova tarp Savitbet Lietkabelio ir Jonavos IBET krepšininkų. Šiandien tiek, ačiū visiems žiūrėjusiems, iki pasimatymo kitose laidose, kuriuose aptarsime finalų reikalus.